Mikrorajonas, urbanistinis peizažas dominuoja tik betonas. Ankstyvas rytas, žmonės dirba darbuose, tik mažas berniukas vienas vyko namuose. Sulaukė progos, kol darbė mama ir tėtis iš virtuvės pasiėmė seną aukštą taburetę ir nuneša į kambarį prieš veidrodį pastato. Jis naudojasi tą progą, kad jo nieks nemato. Iš sekcijos paėmęs laukų teniso raketę, mažom kojytėm užlipa jis ant taburetės. Jis mažom rankų tempia raketę brauko ir nereikia jam draugų, nereikia eiti į lauką. Jis dainuoja savo dainą, savo kūrybos, toj dainoj pranyksta metafizinės ribos. Jis dainuoja apie tai, ką jis mato per langą, kaip tėvas dukrytę dubasina su šlanga. Kaimynai jo negali gyventi be baliaus, triukšmą 10 balų pagal lygtį skalę. Jo kiemas tai džiunglės turi savo taisyklės ir jisai yra tas mandus, kuris supranta jas. Jo dainos jam yra didžiausias ginklas už būvį, žodžius jisai naudoja kaip kontrolinį šūvį. Jis dainuoja ir jis jaučia, kad jo klauso milijonai ir gerbėjai nuo jo, sakyk, kad jie nuo Valerijono. Jis jaučias dainininkas, prie kurio gerbėjai limpa taburetė, jam yra jo karjeros olimpas. Nes skambutis į duris, iš darbo grįžta tėtis ir vėl žemyn galva krenta jis nuo taburetės. Jis mokėsi mokykloje, bet ne per geriausiai. 2 metai mokykloje buvo patys sunkiausi. Mėgstamiausia pamoka jam buvo kūno kultūra. Iš treningų pasiūko savo sceninį kostiumą ir dabar atėjo laikas atversti visas kortas. Jūs suprantate teisingai, tas paauglys esu aš. Aš scenos chuliganas, apsitorčinęs truputį ir dėl to kuriu dainas pagal durų skambutį. Ir vienintelis dalykas, kuris užkasa mane, kad visas mano dainas žmonės supranta tik Kaune. Aš galiu surinkt dabar po Kauno Žalgirio areną ir galiu ten padaryti koncertą dieną. Vilagėdai surinkęs pilną vasaros estradą, demonstruoju ten didžiausią superlazerių paradą. O Vilniuje koncertą nedarysiu visiškai, nes arenas Vilniuje valo tik banditai ir vagiai. Aš beveik vagis ir kai kažkokias nagus aš nupyrinau dainą iš Mamontovo Andriaus. Aš nugirinčiau ir dar tam tikrą nereik preteksto, bet yra viena bėda, jo dainuose daug teksto. Pas mane teksto nedaug, jis turi šaukti iš patranko žodžių, turi būti kiek viršų ant rezoto ir randų. Daug dainuoju apie orą ir jums kyla idėja, kad tikriausiai dainų žodžius rašau naktį viršuje. Bet tai nėra teisybė, aš pats rašau dainas, tik prodiuseris ištaiso man gramatinės klaidas. Ir gaunasi vėl naujas super mega turbo hitas, kurį Marozai nesusat ir nieks neklausytis. Aš neturiu balsą, nepataikau į toną, aš nespėju žiūrovus paleisti mikrofoną. Aš labai mėgstu mušti su sąlyga viena, kad prieš mane kovoti turi kiekvienas mergina. Ir jeigu mum besimušant į visą laiką gulėtų, tada tikrai turėčiau šansų ją nugalėti. Ir tėvai, draugai, tai nežiūri į tai. Ir jie nekartą man sakydavo, ne juokais, kol tu tapsi žvaigždę pasaulinio dydžio. Mum jau bus 100 metų ir mes liksim paralyžių. Ir tėvai, draugai, tai nežiūri į tai. Ir jie nekartą man sakydavo, ne juokais, kol tu tapsi žvaigždę pasaulinio dydžio. Mum jau bus 100 metų ir mes liksim paralyžių. Ir tėvai, draugai, tai nežiūri į tai. Ir jie nekartą man sakydavo, ne juokais, kol tu tapsi žvaigždę pasaulinio dydžio. Mum jau bus 100 metų ir mes liksim paralyžių.